Natūralios mėsos kebabas už 6 eurus? Nežinau. O ką čia žinoti? Einam ir ragaujam, nes girdėjau, kad Žalgirio gatvės kasab dioneriai turi visai įdomių dalykų. Pita, lavašas, net prancūziškos duonos variantas yra. Kaina net kiek nustebina. 6 eurai? Na tikėjaus tikrai daugiau. Susimoku, atsipalaiduoju ir pradedu stebėti mėsą. Nemokam arbata pasivaišinu ir užsiemu stalą. O grįžęs stebiu, kaip toliau gimsta mano kebabas. Smagus marinuotų daržovių miksas, bet akis vis krypsta į mėsą. Pasakykit jūs man, kur dar už tokią kainą galima gauti natūralios mėsos? Tad stebiu ir laukiu. Kažkurgi turi būti šuo pakastas. Tuomet pastebiu, kad nors šaldytuve nebuvo, bet jie turi visgi Irano. O be jo, tokio kebabo neįsivaizduoju. Paprašau, susimoku 2 eurus ir toliau stebiu. Vienokie padažai, kitokie padažai, truputį aštrumo, kebabas dar truputį pasišildo krosnyje, o aš pasinaudodamas progą gurkšteliu arbatos. Tuomet prasideda kebabo vizualinė apžiūra. Dydis visai padorus. Esu mokėjęs 8 ir mažesnį gavęs. Pradarius popierių pasitinka malonus lavašo apskrudimas. Bei gražiai susluoksniuota mėsa ir daržovės. Gurkšnis Irano ir pirmi kąsniai. Ir jie atvirai man patiko. Natūrali mėsa turėjo savo kainą. Tai yra reikėjo pakramtyti, o ne tiesiog ryti kaip faršą. Bet susijungus mėsai, daržovėms, padažams ir traškiam lavašui, jutau tikrai nemenką pasitenkinimą. Ir svarbiausia, kebabas buvo gerai sudėtas. Tai yra mano minėti ingredientai buvo išdėlioti taip, kad leido jais džiaugtis kiekviename kąsnyje. Tad bandymas tikrai sėkmingas. Beje, išeinant pastebėjau Pitos duoneles. Klausiau, ar patys kepa. Sakė taip. Reikės užsukti ir jų paragauti. Nu, žinokit, patiko.